Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Treneri, sveikinimai su pergale, Džiugas dar bent vieną turą mažiausiai išliks turnyro lentelės viršūnėje, tad pirmiausiai jūsų mintis, jūsų įspūdžiai apie rungtynes. Jo, minčių daug, emociškai pašėlusios rungtynės, vadinkim, ta prasme, žaidžiam gerai, 3-0 turim rezultatą, reikia išsaugoti ir Šiauliai išlygino, tai jiem pagarba didžiausia, prie 3-0 grįžti rungtynės ir aišku, prie 3-1 galėjome mes ten paspręsti ir būtumėm irgi uždarę tas rungtynės, bet toks futbolas, ta prasme, dėl to ir yra jis įdomus, todėl ir yra sporto šaka numeris 1 ir be abejonės padovanojom fanams emocijų pliūpsnį, o aš savo pasidovanojau tradiciškai žilų plaukų. Kalbant apie tą prastesnę atkarpą, jūsų akimis, kas nepavyko, jo komanda praleido 3 įvarčius? Dabar sunku komentuoti, bet dažniausiai čia viskas prasidėjo, vadinkim, Šiaulių dešinėje pusėje. Ir teks pasidaryti gerą analizę ir išanalizuoti, kad tai nepasikartotų. Ir aikštelėje, aš manau, gal buvo netinkama kūno pozicija ir nesiekėm žaidėjo. Tai ta prasme tokie, vadinkim, iš Šiaulių pusės geri įvarčiai, iš mūsų pusės turėjom geriau sužaisti ir tiek. Per pastarąsias 3 rungtynes, čia gal aišku taip selektyvu, bet šiame stadione mušate labai daug įvarčių ir pasižymite geresnė nei vidutinė progų realizacija, turbūt net labai gera. Kaip manote, kas tai lėmė, ar dar sunku iš to daryti kažkokias tai išvadas? Išvadų dar negalim padaryti, dar reikia palaukti, aišku, vadinkim, daugiau laiko, čia daugiau rungtynių, bet dirbam ties to, kad kiekvienas kamuolys, kiekviena kombinacija turi užsibaigti įvarčiu. Aišku, be abejonės visos komandos gali tą pasakyti, visi treneriai. Bet kažkiek matyti su sėkmės tokių prieskonių išpildom šiai dienai. Tomas Telmokas pelnė pergalingą įvartį, Marijampolėje sezono pradžioje jam nepavyko išplėšti pergalės, dabar grįžo sėkmė į jaunuolio pusę. Kai metėte jį į kovą, galbūt sakėte kažką jam prieš žengiant į aikštę, ar čia taip tiesiog gavosi? Kai tik paklausėt, klausim iš karto. Grįžau į tą momentą, kaip ten neįmušė jis Hegelmanam jo įvarčio, ta prasme, ir kaip jis dėl to truputį smuko žemyn, čia aišku galvoje. Ir aš tikiuosi, kad šis įvartis bus impulsas jam daryti geresnius pasirodymus, mušti įvarčius. Kodėl jis ir yra čia pas mus komandoje, o prieš leidžiant tai visada tikėsi, jei keiti puolėją, tai visada tikėsi, kad kažką padarysi, įmuš įvartį ar padarys skirtumą. Tai dėl to man labai džiaugiuosi tikrai ir nežinau, jis gal geriausias žaidėjai tikriausiai taip. Tai užtenka matot geriems žaidėjams ir 5 minučių. Treneri, Džiugas ne pirmą kartą būna pirmas, bet dabar atrodo ir ta serija gana iškalbinga antro rato pabaigoje. Jūs komandoje dirbate jau 3 sezoną. Ir jūsų akimis, čia žinoma, ar žaidėjai kiti, bet jūsų akimis, kaip būtent šis kolektyvas priima tai, kad jisai pirmauja ir kaip jūs priimat ir nuteikinėt komandą, nes atrodo situacija geresnė negu buvo per ankstesnius 2 metus jums dirbant. Geresnė, nes be abejonės čia nepaslaptis, kad išlaikėme daugumą žaidėjų, ypač gynybos liniją. O žiūrint, tai nesam dar ta, vadinkim, komanda, kuri pirmoje vietoje, nes prie 3-0 kurios komanda žaidžia pirmoje vietoje, jos išsaugo tą rezultatą ir vadinkim, valdo rungtynės, valdydami kamuolį ir visus kitus ten komponentus. Bet žiūrint, ko patobulėjom, tai patobulėjom, kad, kaip ir minėjau, išlaikėm ir mūsų trenerių štabas išlikęs, vienas kitą jau suprantam iš pusės žvilgsnio ir žaidėjom perteikti viską. Tai aš manau, čia yra tokia, vadinkim, šiai dienai, kodėl mes esam čia, toks vadinkime atsakymas. Ir pabaigai atsidaro jau transferų langas, jau mažai lieka laiko, turite traumuotų žaidėjų, kas jau iki sezono pabaigos negalės padėti komandai, šiandien berods 6 atsarginiai buvo, tad turbūt planuojate kažką į savo
gretas pasikviesti ir galbūt dar galėtumėte išsiplėsti dėl to atmosferos žaidėjo, kur paskolinote atmosferai, galbūt jį bandysite susigrąžinti reikalui esant. Reikia, šviežaus kraujo reikia ir bandom, ieškom, tikimės atvyks 1-2 žaidėjai. Žaidėjas atmosferoje esantis, kol kas būsiu atviras, jis netenkina mūsų, ta prasme jų pasirodymas, bet kaip bebūtų, jis turi grįžti čia ir žiūrėsim. Gal pradės žmogus nuo dublerių, gal pradės čia ir jeigu ne, tai jau pas mane, pas trenerį, tai turi būti labai stipri darbo etika, turi būti atsinešimas, jeigu jo nebus, tai ką darysi, gyvenimas toks futbolo, ekosistema dirba taip. Įspūdžiai dvejopi. Iš tikrųjų, kai iš 3-0 komanda sugeba grįžti į rungtynes 3-3, tai atrodo wow. Tikrai vyrai parodė charakterį, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad nenuleidom rankų. Aš jiems per pertrauką sakiau, kad negalim nuleisti rankų, turim toliau eiti ir tikrai turėsim savų šansų. Savų šansų turėjom, išlyginom rezultatą ir gale, kaip sakant, Fortuna visiškai nusisuko ir labai skaudus, bent jau man asmeniškai pralaimėjimas. Kaip jums pačiam atrodė ta praleisto 4 įvarčio situacija? Turbūt nesitikėjot, jog būtent tame epizode gali kristi įvartis. Na taip, ten mūsų 2 žaidėjai susidūrė, paskui diskutavom, jau spėjom su treneriais padiskutuoti, kad gal reikėjo tiesiog vartininkui iškumščiuoti kamuolį ir viskas ten būtų gerai pasibaigę, bet žinot, lengva turbūt iš šalies stovėti ir komentuoti. Priėmė vartininkas tokį sprendimą, jis nepasiteisino, 2 žaidėjai mūsų susiduria ir nukrenta kamuolys ten, kur reikia ir važiuoju pelno įvartį. Bet sakau, tikrai Telšių komanda ne veltui, aš galvoju, yra pirmoje vietoje. Aš tą ir akcentavau vaikinams, kad tikrai turi stiprių individualiai žaidėjų, turi gerą trenerį, kuris turi savo braižą, paruošia gerai ir savo komandą rungtynėms. Tai sakau, tikrai buvo sunku, bet sakau, manau, tikrai turėjome visus šansus ir lygiomis baigti ir gal net nugalėti. Treneri, komentatorius sau leido pasakyti, esant rezultatui 0-2, kad antras kėlinys bus įdomesnis, buvo rezultatas 0-3, bet vis tiek ta mintis neapgavo, jo komanda žaidė gerai ir pirmą pusvalandį žaidė gerai. Tad kaip jūsų akimis, kaip išnaudojate tą rinktinių pertrauką, nes atrodo čia Telšių miesto stadione gal taip netaip lengva kontroliuoti kamuolį, bet bandėte žaisti pažemę ir atkarpomis iš tikrųjų sekėsi tą daryti. Na taip, mano vienas ir yra iš tikslų, kad mano komanda nemuštų bet kur kamuolio, žaistumėm kombinacinį žaidimą, visi norėtų kamuolio, atsidenginėtų, prašytų, tai sakau, man yra smagu, aš ir po pirmo kėlinio vaikinam pasakiau, kad esu patenkintas pirmo kėliniu. Taip, kažkur nepasisekė, bet jeigu mes toliau tikėsime savim, tikrai vėl susikursime tas progas, kur ir turėjome pirmajame kėlinyje ir tas ir įvyko. Tik sakau, mes turim vis labiau savim tikėti, ir labai didelę koncentraciją turim skirti ginantis, ypač po tranzicijų varžovų, nes tenai turime, manau, daugiausiai problemų. Dar nemačiau protokolo, ar Nedas Garbaliauskas ar 1 ar 2 įvarčius pelnė, bet kokios jis dabar sportinės formos po tos patirtos traumos, gal taip jį dar ir įkvėpė tas triumfas Baltijos taurėje? Nedas iš tikrųjų žaidžia jau nebe gal savo amžių, aš taip pasakysiu. Iš tikrųjų rodo tikrai nuostabų rezultatą. Šiuo metu aš galvoju, jis yra pike savo žaidimo, bet nenoriu girti. Ir tikiuosi, kad Nedas pats tai supranta ir toliau turi įrodinėti ir kovoti dėl kiekvienos minutės aikštėje. Bet iš tikrųjų, kaip treneris esu laimingas, kad turiu ne tik Nedą, bet apskritai kokius 4-5 jaunus žaidėjus, kurie tikrai yra labai motyvuoti, alkani ir man tai yra labai svarbu, kad jie nori tobulėti ir eiti į priekį. Ir pabaigai per pertrauką klubas pranešė, kad Rui Batalija išvyko, kaip pats priėmėt tą naujieną ir ar per artimiausiamis dienomis atsidarysinti perėjimų langą planuojate sujudėti tame kontekste? Man kaip treneriui aišku skaudu, Rui jau buvo vienas iš mano komandos, aš galvoju, tokių vedlių, patyrusių žaidėjų, kuris galėdavo palaikyti kamuolį ir atlikti pavojingą perdavimą. Bijau dabar pameluoti, bet manau ir statistiškai buvo naudingiausias mūsų komandoje, tai sakau, tikrai skaudu. O dėl perėjimo lango bandom kažką galvoti, ieškoti, aišku, dar, sakau, ten konkrečių kažkokių variantų neturime, bet
reikia turbūt bent jau 1 ar 2 žaidėjų, bet sakau, vėl viskas atsirėmė, žinot, nesam didelis klubas kaip Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, kurie savo gali leisti imti ir daugiau žaidėjų, tai sakau, viskas gal taip pas mumis ramiau. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus,